papasakok truputėlį apie duris, nes aš matau iš miegamojo pusės jūs išlaikėte tą vieną dekorą, ar ne, kad jos neįsiskirtų, atrodytų, kad jų nėra, yra tik tai rankenos, o viduj palikote juodą medžiagą. Taip, žinoma, tokias, norint suprojektuoti duris, reikia žinoti pirminėme jau interjero kūrimo procese, nes jos montuojasi specialiu būdu, nes kaip matome, gauname vientisą vaizdą, tai reiškia, jos yra paslėptos, tai tam turim jau įdėti pirminėme žingsnėje tam tikrus profilius, kad tą galėtume įgyvendinti. Aš čia tau irgi paantrinsiu, kad Vytuko duris įmonė iš tikrųjų profesionalai būtent durų ir rūpinasi tomis savo kokybiškomis sistemomis, tai yra Eklise itališkos sistemos. Ir na jos ilgamžės iš tikrųjų, jų niekur nesimato, nei vyrių, nieko ir vat kaip tu sakai, žinai, kad apie tai reikia pradėti galvoti iš anksto ir tam reikia iš tikrųjų gero pasiruošimo ir interjero architektai padeda žmonėms iš tikrųjų priimti teisingus sprendimus. Taip pat noriu irgi paminėti, mačiau, čia jūs esat padarę, tai Vytuko duris rūpinasi ir įleidžiamomis grindjuostėmis, kas šiaip apskritai yra praktiška, aš pats irgi žinau, nesikaupia jokios dulkės, valant namus, labai patogu. Na ir iš tikrųjų labai geras sprendimas. Tuo pat ir galima baldus pristumti bet kokius prie sienos, nes yra būtent lygi siena.